Sveika, aš Karolina. Aš Monika. Kuo tu vardu? Sveiki, aš Ieva. Ar galėtum trumpai pasakyti, ką čia veiki ir kokią specialybę ketini įgyti šioje mokykloje? Aš mokausi Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje virėjos specialybės. Šiuo metu yra karštųjų patiekalų mokomoji praktika. Kur mokysi prieš įstodama į Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą? Prieš įstodama į Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą aš mokinausi Alionių pagrindinėje mokykloje. Kodėl pasirinkai virėjo specialybę? Kuo į tave žavi? Maisto gaminimas tai galimybė jūra, kurioje galima laisvai išreikšti savo mintis ir išpildyti savo svajones. Žaviuosi įvairių pasaulio patiekalų gaminimu. Šioje mokykloje galima išvykti stažuoti į užsienį. Kokių asmeninių savybių reikia, norint būti tikrai gera virėja? Gera virėja turėtų turėti tokius savybių kaip sąžiningumas, fizinis ištvermingumas, kūrybingumas, atsakingumas. Kokių profesinių dalykų mokotės šiai specialybei įgyti? Mokomės bendrojo lavinimo dalykų ir profesinio mokymo dalykų, tokių kaip saldžių patiekalų, karštų patiekalų gaminimas, taip pat maisto prekių mokslo, patiekalų ir gėrimų patiekimas. Ar jau pastebėjai šios profesijos privalumus ir trūkumus? Profesijos privalumai tai maisto gaminimas ir serviravimas švenčių metu, o trūkumai tai ilgos darbo valandos, stovimas darbas. Na, kokia tau įsimintiniausia diena šioje mokykloje? Įsimintiniausia diena šioje mokykloje tai pirmojo patiekalo pagaminimas praktikos metu. Dėkui už pokalbį. Sėkmės toliau. Dabar mes atvykome į Ukmergės restoraną Vilkmergė, kur mes norėtumėm pakalbinti ilgą darbo stažą turinčią virėją Birutę. Labą dieną, esu Monika. Aš Karolina. Prašom pasakyti, kada ir kur mokėtės virėjo specialybės. Labą dieną, esu virėja Birutė. Mokiausi Kauno Politechnikos institute tuometinėme 72-77 metais maisto paruošimo technologo ir inžinieriaus specialybės. Kartu įgijau ir virėjos kvalifikaciją 4 kategorijos, o paskui darbo metu kėliau kvalifikaciją iki 6 kategorijos virėjos. Kodėl pasirinkote būtent šią profesiją? Gal jūs kas nors paskatino? Skatinti tai ir niekas lyg neskatino. Man visada patiko sukiotis virtuviai, o be to tais laikais tai buvo gana populiari specialybė, kurią būdavo nemažas konkursas ir norėjau jame nugalėti, gal taip pasakyčiau. Kokių asmeninių savybių tuo metu virėjas turėjo turėti? Aš manau, kad ir tais laikais, ir šiais laikais virėjai reikalingos maždaug panašios specialybės. Tai noras gaminti, turėti skonio jausmą, kruopštumas, darbštumas, tvarkingumas. Ir noras, kad tavo pagamintą maistą suvalgę žmonės būtų patenkinti. Kokius profesinius dalykus mokėtės norėdama įgyti šią specialybę? Kadangi aš mokiausi ne grynai virėjos, o inžinieriaus technologos specialybės, tai profesinių dalykų buvo labai daug, kurių dabartiniam darbe ne visai reikia. Tai ir iš profesinių dalykų tai maisto paruošimo technologija, prekių mokslas, visuomeninio maitinimo įrengimai ir jų aptarnavimas, kartu ekonomiką mokėmės, netgi mokslinį komunizmą, tais laikais statybos pagrindus, nes baigiant mokslus reikėjo mums paruošti diplominį darbą, kuriame reikėjo suprojektuoti kavinę, valgyklą, restoraną, nuo statybos pagrindų iki lankytojų numatyti srautus, maitinimas, kas maitinsis, kuo maitinsim, netgi paskaičiuoti būsimus pelnus. Ar esate patenkinta pasirinkta profesija? Taip, patenkinta. Ar galėtumėte pasakyti šios specialybės privalumus ir trūkumus? Privalumai, jeigu žmogui patinka, kad tavo pagamintą maistą pavalgę žmonės išeina patenkinti, dėkoja, kai lėkštės lieka tuščios, tada
manau, kad čia ir jeigu pats jauti pasitenkinimą dirbdamas tokį darbą, tai čia turbūt ir privalumas yra tos specialybės. Ačiū už pokalbį. Sėkmės jums ir toliau. Ačiū.